Atidarius aktų sąrašo puslapį per kairiojo meniu skiltį Aktai pastolių nuoma, matome mygtuką Sandėlis +-. Paspaudus šį mygtuką atidaromas puslapis paėmavimo, sandėlio papildymo ir nurašymo iš sandėlio aktų operacijos, kuriame šiuo metu yra 2 nurašymo aktų eilutės. Suformuotą nurašymo aktą galima peržiūrėti paspaudus mėlyną mygtukėlį šio akto eilutės stulpelio veiksmai. Paspaudus minėtą mygtukėlį atidaromas nurašymo akto peržiūros puslapis, kuriame matome pasirinkto akto duomenis, tačiau negalime keisti jokių duomenų, tik spausdinti šį aktą ir grįžti į puslapį, iš kurio atidarėme šio akto peržiūros puslapį. Šalia mėlyno mygtukėlio anksčiau minėtame puslapyje yra oranžinis mygtukėlis, ant kurio užvedus pelę matomas tekstas redaguoti. Atidarius nurašymo akto redagavimo puslapį matome pasirinkto akto duomenis, galime redaguoti pastabą ir vėl suformuoti šį aktą su atnaujintais duomenimis.